Didžiausia Dzūkijos upė Merkys vingiuoja pro mažą Bartelių kaimą. Čia gyvena mokytoja Adelė Gudauskienė, daugiau nei 40 metų pašventusi Dzūkijos vaikų ugdymui. Iš gimtųjų žemių mokytoja kojos nekėlė, norėjo dirbti tik šio krašto labui. Lietuvai sunkiu okupaciniu laikotarpiu Gudauskienė Barteliuose įsteigė mokyklą. Kalbantis su mokytoja supratome, kad čia, prie Merkio, daug ko išmokta. O nuo ko viskas prasidėjo? Aš pirmiausiai tai būčiau tie pradiniais nedaręs. Aš suorganizavau žmonės, pamačiau, kad daug vaikų, o turi eiti į mokyklą ir mano pačios vaikai. O kiti mokytojai pradžiųjų prieš sako, kiškiai juos išmokyti. O man širdis skauda, kad man išmokyti juos. Kai kurie vaikai, ypatingai kaip dirbau su mažais, jau nepasakydavo mokytojai, mama. Mane mama vadina. Sakau, parėjusi, sakau, kad jau turiu vaikutį, turiu visų mama vadina. Bet ateina į pirmą klasę, dievuliu, jis nemoka nieko, pamokai, papasakoja, kaip viskas. Gerai, aš patenkinti, aš nuo mažų dienų norėjau mokytoją dirbti. Nesigailėt, kad kelią. Žinot, sveikatos tai daug reikia, bet aš labai patenkinti. Ir kaip susitinku savo mokinės, aš nepažįstu jų. O gerai, ar traukinys, arba į Matuzą dabar nueina. Kokiu geru aš mokinių turėjau, dėdė. Kaip sudrausmindavot vaikus? Aš nežinau, jei man neklausydavau, tai aš gražiai paglosiu, paglosiu, sakau, durniukė, tu paskui verksi. Sakau, verksi ir sakau, nebus tau kam padėti. O iš kur jūs visko išmokot? Aš iš gyvenimo vaikelį. Aš jau turėjau 5 metų gal buvau, tai jau mane sesutė, vyriausiai sesutė, gal 3 ar 4 klasės buvau baigus, 3 klasės buvau baigus. Pasirašyti mokėjau kiek. Kas ten žiūrėjo, šitiek vaikų. Adelė Gudauskienė neslėpė nusivylimo, jog šiomis dienomis mokytojo autoritetas smarkiai sumenkęs. Tačiau pamastykime, ar turėjome kada tokią mokytoją, kurią norėtume švelniai pavadinti mama. Sibutė, einam su gerai, einam, Siba. O ko neklausai? Eik čia, aš užuodėvos tave, einu. Eik, sakučiu, sakiau. Va, taip, einam, gerus ir naujas, einam.